Jeigu į gamtą pasižiūrėti, kaip yra vasara, tai kai visko pilna, tai visko ir reikia, kuo daugiau. Įvairovės prisikrauti mums, o žiemą tai yra peržiemoti. Peržiemoti yra šaknis, grūdai. Ko reikia vasarą vengti? Pilvą reikia užkimšti viskas, kas aplinkui. Kuo daugiau visko paprasčiau ir mažiau tos žieminio maisto, mažiau daugiau vasarinio maisto, kurio yra begalė. Bet jeigu mes privalgysim duonos, grūdų, tai mes nebenorėsim tos žalumos. Dabar problema yra, kad jeigu į parduotuvę ateini, tai nesvarbu vasara ar žiema, iš esmės visko visada yra ir gali susipainiot žmogus. Žiūrėk, kaip meška gyvena. Tai panašiai ir mes. Per vasarą prisivalgo lašišų, prisivalgo uogų, prisikaupia savo riebalų ir gali per žiemą miegoti ramiai ir dirba ketonais maitinasi ir ramiai, gerai prikaupusi riebalo, ramiai savo sulaukia pavasario. Kita vasara vėl kaupia riebalą. Taip ir mes galim daryti, bet kadangi atsirado šaldytuvas, atsirado elektra ir viskas išsikreipia, jau mes galim vaisius saldžius valgyti ir žiemą ir mes prarandam tą metabolizmą, kuris degina riebalą. Atrofuojasi visą tai, todėl kad gliukozė visada pirmoje eilėje deginama, jeigu jos yra. Jeigu jos nėra, tada riebalą. O jeigu mes gaunam visada gliukozę, tai riebalas atidedam. Reiškiasi, aš kiek domėjausi, viskas yra apie energiją, ne? Žmogaus kūnas arba angliavandenių pagrindų energiją gauna, arba keto, reiškia, ketonais maitinasi. Ketonais arba riebalų. Taip. Tai va čia du dalykai yra. Reikia duoti deficitą gliukozės, kad pradėtų deginti riebalą, įsijungtų, kad organizmas būtų mobilus, galėtų ir gliukozę, ir riebalą deginti, o ne tik visada tik tai gliukozę, o riebalą atidėlioti. Vat kaip tą mobilumą, sakykime, palaikyti, kad jaustųsi, nes aš kaip suprantu, jeigu turi riebalą, organizmas degina, tai jo ilgiau užtenka, tu turi energijos ilgesnį laiką ir nebūtina tau valgyti, sakykime. Aš parodysiu skaidrę, aš pasidariau pernai rugsėjo mėnesį Afidėja klinika Vilniuje yra. Pasidariau anaerobinį slenkstį. Ten teko bėgti 40 minučių vis greitėjant ir kas 3 minutės ėmė ant takelio bėgi, tau prieina, ten įduriai pirštą, paima kraują ir kas 3 minutės žiūri laktatą. Pagal laktatą ten nusprendžia, ties kokiu pulsu tavo yra slengstis. Mano, pavyzdžiui, buvo 162 pulsas, iki to aš galiu bėgioti, važinėti, sportuoti, iki tokio pulso man degina riebalą su deguonimu. Aš tada turiu energijos, sakykime, jeigu man sąnariai ir raumenis laikytų, aš galiu savaitę taip bėgti. Energijos turiu iki tokio pulso. Nuo 162 įsijungia gliukozė, o nuo 185 antras slengstis. 185 pulsas. Bėgiko tada jau riebalai iš vis nebedegina, degina tik gliukozė. Gliukozės yra santaupų valandai. Tik valandai. Čia savaitai, o čia valandai. Ir jeigu tu išnaudosi tą gliukozę, tu esi matęs, kada maratoną parbėga, 5 metrai liko, krito ir ten draugas partempė iki finišo. Jis gliukozę visą jau išnaudoja. Išnaudoja gliukozę ir tu krisi ir viskas. Nepajudės.